ką aš pastebiu, kad metai iš metų tos tendencijos labai lieka panašios ir nėra būtina jau vaikytas. Tai pavyzdžiui, aš turiu klientų, kurie nenori filmuotis reelsų ir viskas. Tai ką man dabar daryti, juk aš nepriversiu jų filmuotis. Tai vadinasi, ieškom kitų būdų, kurie tiktų jiems. Ir jeigu nuoširdžiai man daug svarbiau yra atrasti būdų, kaip klientui vykdyti komunikaciją, kad būtų jam malonu tą komunikaciją daryti, o ne vaikytis kažkokių tendencijų, trendų ar panašiai. Labas, su tavimi sveikinasi Bright podcastas. Mes esame čia, kad įkvėptume. Bright turime tikslą – padėti užaugti tūkstančių moteriškų verslų pažabojant dirbtinį intelektą. Tai labas merginos. Ir labas visom šiandien klausančiam. Šiandien sveikinamės jau 17 mūsų tinklalaidėje, o svečiuose mūsų nuostabioji narė Mantė Palekaitė. Mantė gyvena Turkijoje ir dirba nuotoliu online. Ji yra socialinių tinklų komunikacijos specialistė, projektų vadovė media agentūroje bei Bright narė iš didžiosios B. Kažkaip man tai jau nuo pat pirmųjų mūsų pažinties akimirkų giliai įstrigo mums į širdį, nuo pat pradžių ir mes labai susibendravom. Ir man tai iš tikrųjų labai yra įsiliejusi į bendruomenės veiklą. Nedaug žodžiausių, Mantė, tu pati galbūt gali visoms papasakoti, kas tu tokia esi ir leisk mūsų klausytojams su tavim susipažinti. Giedre, kaip su gražiai pristatei, tai nežinau, ar galėčiau aš gražiau pristatyti. Bet labas mano nuostabios ir mylimos Bright moterys ir visos klausančios šitą podcastą. Tai kaip jau turbūt ir supratot, aš būsiu tokia pleputė. Tai pradėsim nuo to, kad aš esu pleputė. Ir kai gavau pasiūlymą sudalyvauti Bright podcastą, galvoju, Dieve, kokia nuostabi galimybė. Ir kai tu visą laiką klausai tą podcastą ir pagaliau tu atsiduri to pašnekovo rolėje, galvoju, eina savo, kaip nuostabu, tai ačiū Jums iš tikrųjų, mano mielusios Bright moteris, dar kartą pasikartosiu už šitą pakvietimą ir už šitą galimybę. Na, o jeigu reikėtų save pristatyti, tai pirmiausia, pas mane eina tie vaidmenys kaip dukra, sesė, teta ir sužadėtinė. Ir tik po šitų pagrindinių ir svarbiausių man vaidmenų eina, kad aš esu socialinių tinklų komunikacijos specialistė bei AVO medijos projektų vadovė. Ir tam pat lygiai aš esu socialinių tinklų specialistė. Tai kaip ir sakau, tokia dvi rolės turiu su agentūra. Jo, iš tikrųjų, tikrai pažįstam jau tavo socialinių tinklų specialistės pusę, nes kaip ir sakė Giedrė, kad esi labai brangi mums Bright narė ir labai greitai tapai mums širdžiai miela ir iš tikrųjų esi įsiliejusi į Bright veiklą, tai esi ir vienas kol kas dirbtuves pravedusi mūsų bendruomenės nariams, tikimės, kad ne paskutinės. Tikrai matosi tavo kompetencija būtent socialiniuose tinkluose. Tai labai įdomu būtų išgirsti ir tavo apskritai istoriją ir kokia buvo tavo kelionė iki socialinių tinklų specialistės rolės. Aš kaip ir pabandysiu papasakoti šitą visą ilgą kelią trumpai, bet noriu ir paminėti svarbiausius niuansus, tai nepykit, jeigu labai stipriai išsiplėsiu. Ir šita kelionė visada pas mane prasidėjo nuo žodžio niekada. Ir aš turėjau dvi taisyklės, kad niekada negyvensiu užsienyje ir niekada nedirbsiu su marketingu. Nes dar studijų laikais aš turėjau marketingo paskaitas ir man visada atrodė, kad marketingas yra kažkoks blogis, kažkokia netiesa ir kažkoks melas. Lydėjo mane tie tu niekada ir abudu jie išsipildė ir turim, ką turim šiai dienai. Visa ta kelionė prasidėjo iš tikrųjų 22 metais. Aš kažkaip visą laiką šventai tikėjau, kad pabaigusi mokymus, pabaigusi studijas, eisiu į ofisą, dirbsiu tą normalų, tą darbą vadinamą, turėsiu labai fainas kolegas
ir viskas bus super duper. Ir tada į mano gyvenimą pasibeldė meilė. Ir meilė turėjo tendenciškai keisti gyvenamasias vietas. Man kažkaip atrodė nepriimtina ir nefaina man asmeniškai ta draugystė per atstumą, kadangi meilė buvo verta, kad kažkokius tam tikrus veiksmus atlikčiau. Pradėjau ieškoti kažkokių galimybių, kaip galėčiau dirbti nuotolį. Tai pirmiausia, aš pradėjau skaityti visokius Google straipsnius, ką žmonės ten veikia dirbdami namuose. Tuo metu nebuvo ChatGPT, o gal ir buvo, bet niekas taip plačiai jo nenaudojo. Google buvo mano draugas kiekvieną dieną. Skaitydavau ir ieškodavau, už ko užsikabinti. Tuo pačiu metu nusprendžiau prisijungti tam tikras veiklių moterų grupės Facebook'e ir ten skaitydavau kiekvieną postą, nes ieškojau tiesiog už ko užsikabinti. Problema buvo ta, kad idėjų tai tikrai, kad ten buvo, bet niekas kažkaip manęs iki galo neužkabindavo. Ir dar viena iš tų turbūt baimių pas mane buvo tai, kad kaip aš galiu būti kažkur gera, aš nieko nemoku, aš nieko nesugebu ir ką aš iš viso čia bandau padaryti. Ir klausdavau artimųjų, kokias stiprybės jūs matot manį, nes tai nėra, kad tu nueisi į kažkokį samdomą darbą, ar ne, ir tiesiog stosi būtent į tą pareigybių aprašymą. Tu tiesiog kaip ir turėjai susikurti darbo vietą pats savo ir atrasti savo stiprybės. Ir man artimieji sakydavo rašymas, nes aš nuo pat jaunų dienų daug rašydavau, sakydavo komunikabilumas, organizavimas. Ir aš laikiausi tikrai įsitikinusi šitos minties, kad tai sugeba visi pasaulio žmonės. Visi gali rašyti, visi gali bendrauti, visi gali organizuoti. Ir nieko čia tokio išskirtinio. Tada radau Aurimą iš audiotekos ir jisai darė tokį kaip ir testą, siųsdavo kiekvieną dieną laiškus ir tu turėdavai atlikti tam tikrą užduotį, kuri padėtų tau gilintis į save. Tai pradėjau aš atsakinėti tuos klausimus, atsakymus siųsdavau savo draugui ir prašydavau, kad jisai arba papildytų, arba pasakytų iš šono, ką jisai mano apie mano atsakymus. Ir iš tikrųjų tada pradėjau būti gal labiau ir su savim atvira, nes atradau tam tikrų tikrai savo stiprybių. Ir vis grįždavau dar prie to įsitikinimo, kad jau kaip ir žinau, kad aš galiu, tarkim, gerai rašyti tekstus, bet kaip ir vėl grįždavau prie to, kad tą moka visi. Tai joks čia mano tas išskirtinumas. Ir tikrai daviau savo labai daug spaudimo ir buvo tikrai sunkus laikotarpis. Jaučiausi tokia viduje nevykėlė ir atrodė, kad nieko nesugebu ir niekur aš čia nesu gera. Ir blogiausia buvo turbūt tai, kad aš neturėjau jokių svajonių. Neturėjau kažkokio tikslo, ką aš noriu pasiekti. Bet visada turėjau šiandien savęs palaikytoją, tai savo draugą, kuris tikrai ir guodė, ir ramino, ir sakė, kad viskas bus gerai. Ir tiesiog vis dar aš tose savo Facebook'o grupėse paskendus skaitau tus postus ir tiesiog visiškai netikėtai pamačiau, kad skelbia socialinių tinklų administratorių kursus, paskaičiau aprašymą, žiūriu, kad jo, kaip ir atitinka mane, kaip ir atitinka tai, ką aš galiu pasiūlyti, gerai rašyti, turėti kažkokią estetikos pojūtį ir panašiai. Ir aš galvoju, čia jau kažkas mane kabina. Ir galvoju, arba dabar aš tą darau, arba aš ir vėl toliau čia pusę metų tampysiuos ir bandysiu atrasti kažką nuostabaus. Tai buvo 23 metų sausis, pradėjau mokytis ir vasario gale jau buvau pabaigusi socialinių tinklų administratorių mokymus. Dar besimokydama susikūriau savo socialinius tinklus, pradėjau sekti įvairius profilius, kurie kalbėjo apie socialinių tinklų komunikaciją. Pradėjau gyventi tuo ir iš tikrųjų net nepajaučiau, kaip pamilau aš tą darbą ir kaip pamilau idėją, kad aš irgi būsiu tokia gera, kompetentinga socialinių tinklų administratorė. Ir turbūt visada būsiu dėkinga už tai, už tą nekaltą įrašą, bet pamačiau, kad viena iš socialinių tinklų administratorių ieško savo dešiniosios rankos. Ir aš galvoju,
Geras. Pagaliau galimybę man kažkaip gauti tos patirties ir išjudėti iš to nulinio taško. Pateikiau savo kandidatūrą, parašiau gal net ir motyvacinį laišką, mes pasikalbėjom ir su Agne mes iš tikrųjų iš karto suvaibinam, iš karto labai gerai pajautėm viena kitą ir mes pradėjom darbuotis. Tiksliau, aš pradėjau būti jos dešinioji ranka ir iki pat šiolį mes dirbam kartu. Tai jau yra kiek daugiau negu 2 metai, kai mes tiesiog dirbam kartu. Ir šalia to, tai atsirado, kad aš pradėjau turėti savo klientų socialinių tinklų administravimui, bet tuo pačiu ir Agne pradėjo kurti agentūrą. Tai tuo metu buvau kaip socialinių tinklų administratorė, paskui šiek tiek pasikeitė mano rolė ir tapau ne tik socialinių tinklų specialistė, bet ir projektų vadovė. Ir visam šitam kely keitėsi ir mano, kaip aš ir galit girdėti, kad keletą kartų minėjau, kad buvau socialinių tinklų administratorė. Ir šitam kely nusprendžiau, kad noriu atsisakyti to pavadinimo administratorė ir šiek tiek pakreipti save kitą pusę. Tai esu socialinių tinklų komunikacijos specialistė ir tas žodelis administratorė jau nusibraukė nuo manęs apibūdinimo. Tai tokia, sakyčiau, ilga mano istorija, vingiuota ir iš tikrųjų su labai daug spaudimo, bet labai džiaugiuosi, kad atėjau čia, kur esu. Smagu išgirsti tavo istoriją ir aš prisipažinsiu, kad pirmą kartą ją taip nuosekliai nuo pradžios taško iki kur dabar esi girdžiu ir man labai surezonavo tas, kad pasidalinai, jog jauteisi nevykėlė, kad ir neturėjai jokio tikslo ir aš užfiksavau tą momentą, kad būtent kai pasinėrė į socialinių tinklų temą po mokymų, kai tave užkabina ta tema, pajautai, kad tau įdomu, tada staiga atsirado tikslas, kad nori būti geriausia šitoje srityje, kažko siekti ir taip toliau. Tai man atrodo, kartais mes jaučiamės tokie nevykėliai ir keliam savo kažkokį spaudimą turėti tikslą iš nieko, bet turbūt reikėtų mums susikoncentruoti į tai, kad atrasti iš tikrųjų tai, kas veža tą mylimą veiklą ir viskas tada išsivysto savai. Man tai žinai, kas dar užsifiksavo, kaip svarbu pačiam savo įsivardinti tas savo stiprybės, nors tavo atrodytų aplinkui žmonės sako, kad tavo stiprybė čia. Ir čia, o tu savo niekaip to negali pripažinti, galvodamas, kad, visi tą moka, visi šitą gali ir taip toliau, bet iš tikrųjų rašyti tikrai ne kiekvienas gali. Ir čia ne visiems šitą Dievo dovaną duota, nes man tikrai labai irgi pažįstamas tas jausmas, kai aš galvodavau, visi planuot moka. Kas gali nemokėti planuoti arba ten organizuoti kažko, bet iš tikrųjų ne. Vieni pasižymė iš tam savybėm, kiti jas įsiugdo ir panašiai, tai tas toksai man labai užstrigo iš tavo, kad turim kartais patys savo labai nebūti griežti ir jeigu jau žmonės pastebė tas mūsų stiprybės, jas ir pastebėti pačiam. Bet man atrodo, Mante, tu esi tokių kompetencijų kombinacija, plus dar tavo asmenybė ir dėl to galbūt atsiskleidė, tai tikrai tau ta specialybė tinka, nes tu esi labai komunikabili. Ne kiekvienas, kuris gali rašyti, gali ir komunikuoti. Viskas tiesiog apsijungia tavį ir daro tave tokią nuostabią specialistę. Tai ačiū, merginos. Pripažinimas, kad ir kiti jaučiasi nevykėliai, nes kelis kartus esu ir iš Viktorijos girdėjęs per podcastą šitą. Tada aš pagalvoju, kad turbūt yra viskas gerai su tavim ir viskas yra normalu, kad tu jauties nevykėliu. Tiesiog tai yra kažkoks gyvenimo etapas ir kiekvieną etapą reikia priimti. Ir kai tu priėjome tą nevykėlio rolę, šiek tiek su ja susigyveni, tada, man atrodo, yra lengviau priimti ir tai, kad ateina gražus laikai pas tave, kaip pavyzdžiui stiprybių atradimas ir susivokimas, kad aš dabar iš nevykėlio pradedu matyti savo kelią, kuris veda jau į kažkokio, tarkim, specialisto vietą. Ir gal aš dar net papildysiu savo pačią pradžią tą istoriją, kad aš slėpiausi, sakykim, kad slėpiausi po socialinių tinklų administratoriaus pavadinimu, dėl to, kad aš bijojau pasakyti, kad aš esu specialistė.
nes man atrodė šitas žodis tave įpareigoja būti labai kompetitingu. Ir man atrodo, kai atsikračiau šitos klišės, kad arba jaučiaus gal net labiau užtikrintas savim, tada galėjau pakeisti ir savo prisistatymą. Labai gerai pasakyta, iš tikrųjų, kai atsikratom tų kartais ribojančių tam tikrų įsitikinimų, galim pajudėti į visai kitą tašką. Bet aš norėčiau keliauti šiek tiek prie kito klausimo ir mes su tavim susipažinome Klaipėdoj. Prieš tau keliaujant į tavo naują gyvenamąją vietą, tai pasidalinsim ir su klausytojomis, man tie gyvena Stambule šiuo metu, Turkijoje, ir tu nuolat keiti savo gyvenamą vietą, keiti šalis. Ir labai smalsu iš tikrųjų ir man pačiai gyvenant Prancūzijoje, Giedrėje, Danijoje, bet kaip sekasi vystyti savo veiklą, kai tu nuolat, tuo labiau, kad nuolat mes dar su Giedre esam visą laiką toj pačioje vietoje, bet tu keiti nuolat ir per metus kartais po 2 kartus keiti savo gyvenamąją vietą. O klientai tavo vis tik yra Lietuvoje veikiantys verslai bei prekių ženklai. Tai kaip sekasi vystytis tą savo veiklą? Galėčiau gal net sakyti, kad čia yra mažiausiai sunkumų keliantis klausimas mano veikloje. Kadangi laiko zonos skiriasi arba labai minimaliai, o dabar Turkijoje gyvenant, tai man iš viso nesiskiria tas laikas, tai man šituo klausimu, sakykime, nėra jokių problemų. Vienintelį kartą esu turėjusi nusiskundimą, kai gyvenau Ispanijoje, tai klientė, nežinau, ar tai buvo nusiskundimas, ar tiesiog kaip ir pastebėjimas, kad yra sunku susiderinti laiką skambučiai, nes Ispanijoje buvo 1 valanda anksčiau, tai aš gaudavosi, kad darbą pradedu šiek tiek vėliau negu yra Lietuvoje priimta pradėti darbą. Tai jai buvo nepatogu, bet mes irgi labai greitai išsprendėm šitą klausimą. Kaip ir kiti įvardino tą mano stiprybę, kaip ir turbūt aš jau dabar ir pati pastebiu, ir jūs pastebėjot, komunikabilumas man iš tikrųjų atvėrė labai daug galimybių, nes kai aš pradėjau vykdyti veiklą ir susikūriau savo socialinius tinklus, aš pradėjau, nežinau net kaip iš tikrųjų, žinau, kad negaliu atsakyti, kodėl ir kaip, kad tiesiog pradėjau bendrauti su nemažai specialistų. Būdavo, kad parašydavau aš, bet būdavo, kad parašydavo man, su labas, gal noriu susipažinti. Ir man būdavo tikrai fain ir tas socialinis kapitalas labai plėtėsi. Ir aš pastebėjau, kad būna, tarkim, klientui poreikis, ar gali atvažiuoti, tarkim, nufilmuoti video, ar gali atvažiuoti padaryti nuotraukų. Tai tiesiog aš turiu kolegų, kurių paprašius, jos gali nuvažiuoti, nufotografuoti, nufilmuoti ar atlikti kitą paslaugą. Ir man gerai, ir jom žinoma gerai, nes mes tiesiog bendradarbiaujam ir atvedam vienai kitai klientus. Tai man atrodo, kad būtent tas socialinis kapitalas man labai pasitarnauja šiuo atveju. O šiaip būna, kad klientai sako, kad pasiūlom, kada grįšiu. Tai vasarą visada aplankau klientus ir dažniausiai ne po 1 kartą nuvažiuoju net ir kelis. Nuvažiuoju ir darbiniais klausimais, bet ir nedarbiniais. Tai klientai nesijaučia irgi pamiršti, kai aplankau juos visada. Galbūt toks vienintelis minusas, kurį aš galėčiau pasakyti ir įvardinti, bet tas minusas yra labiau man negu klientams, tai kad dabar gyvenant Turkijoje aš nebegaliu teikti UGC paslaugos, nes tiesiog iš Europos siuntas į Turkiją yra arba labai dideli muitai, arba dažnu atveju būna, kad siunta net nepasiekia gavėjo. Tai gavosi taip, kad turėjau atsisakyti UGC paslaugos, nebent turinį kurti digital produktams, bet aš pati jaučiu, kad tai nėra mano varikliukas, tai tiesiog labai stipriai esu apmažinus šitą paslaugą, arba dar tokį kaip ir sprendimo būdą esu atradus, kadangi dažnai pas mane atvažiuoja svečių čia būtent į Turkiją, paprašau, kad atvežtų po 1 ar kitą produktą iš jau esamų klientų, tai tada gaunasi, kad galiu nufilmuoti UGC turinio. Tai va, bet šiaip iš tikrųjų jokių problemų neturiu ir kaip aš ir sakau, dabar viskas ar ne yra iš tikrųjų online, skambučiai, galim susirašyti, bendrauti ir panašiai, tai kažkaip su šituo visiškai jokių problemų neturiu. Labai fainai, man tai aš pamenu, bet pradžiai tu minėjai, kad dar mokydamasi galvoju, kad dirbsi ofise, ir dabar gyvenimas tavo yra visiškai toksai aukštyn kojom, sakyk. Ką išskirtum kaip pliusus gyvenant tokį freelancišką gyvenimą? Kas tau labiausiai patinka?
atsakant į šitą klausimą, tai vienareikšmiškai keliavimas būtų mano didžiausias privalumas. Gyvenam užsienį, bet net ir grįžę vasarą visada išvykstam į dar kokią kelionę. Tai nežinau, ar būtų įmanoma tokią prabangą turėti, jeigu dirbčiau samdomam darbe. Kitas didžiulis privalumas, jog per visą tą laiką sutikau nerealiai fainų specialistų, su kuriais viskas peraugo į draugystę. Tai čia toks kaip ir kolegų ratas gaunasi, kuris nuolat didėja. Lygiai taip pat ar aš ir su jumis susipažinau savo freelancerio kelioniai, tai nežinau, ar būtumėm dar kokiu kitu būdu susitikusios. Ir esu 100% garantuota, kad tos galimybės, kurios atsiranda, jos atsiranda būtent dėl to, kad esu freelancerio kelyje. Ir man kartais net sunku suvokti, kiek daug atsiveria galimybių freelanceriams. Pavyzdžiui, jau įvardinau ir draugystės. Tada įvairiausios idėjos, paslaugom, produktam, mokymam. Tai man tas labai faina yra, kad atrodo, tu kiekvieną dieną gali augti ne tik kaip specialistas, bet ir kaip žmogus. Ir tų idėjų tiesiog avilys dūzgia galvoje. Ir dar vienas pliusas man to, kad aš labai augu kaip asmenybė ir aš jaučiu tą, kad man laisvadarbystė davė ir pasitikėjimą savimi, kuris man atsirado būtent paraleliai tada, kai pradėjau komunikuoti socialiniuose tinkluose, bet būtent ne pagal tus šabloninius patarimus, o pagal tai, kaip atrodo man, kaip man yra faina. Išmokau tikrai būti empatiškesnė ir pakantesnė ir turiu užsispyrimo, kuris atsirado vėlgi būtent dėl šito kelio. Ir man atrodo, kad čia tikrai labai svarbus yra momentas, kad tu augi ne tik kaip specialistas, bet kaip ir žmogus. Tai noriu šitą frazę užakcentuoti. Ir aš asmeniškai dabar jau sunkiai save įsivaizduoju samdomam darbe, nors kartais užeina debesis ir gal praėjusį mėnesį sakiau, kad mesiu freelancerio karjerą ir grįšiu į samdomą darbą, išsiuntinėjau į CV banką, per CV banką savo CV-kus ir tada ateina draugas, sakė, ką tu čia kalbėjom, kur tu grįši. Tai tada vėl praeina debesis ir supranti, kad užeina momentai, bet svarbiausia mokėti su jais susitvarkyti. Jo, čia taip ir relatable, nes aš irgi, man atrodo, net kažkuriam podcast'e sakiau, kad man irgi lygiai taip pat būna, kur atrodo viskas blogai, žvaigždės gal susidėlioja, mėnulio fazė, net sukrenta daug blogų įvykių, viskas ir galvoju, viskas, aš metu čia viską, einu į samdomą darbą ir ką aš iš vis čia savo galvoju, kokias nesąmonės darau, kaip neatsakingai elgiuosi savo gyvenimą ir taip toliau. Tai tikrai, manau, tai va, mes jau esam dvi, kam tai nutinka, Birutė irgi kelia ranką ir Giedrė kelia ranką, tai turbūt iš čia esančių freelancerių 100%, tai turbūt visiems būna tokių minčių. Pagavau tave sakančią vėlgi dėl komunikacijos, kad nekomunikuoji tais šablonais. Ir man atrodo, dažnai, kai pradedam komunikuoti, tie šablonai yra geras dalykas, pradėti komunikuoti, įsivažiuoti, atrasti save ir panašiai. Bet, pavyzdžiui, pasižiūrint dabar į tavo komunikaciją, tai kas labiausiai ir sužavi ir užkabina, tai yra tai, kad matosi tavo tikra autentiška asmenybė ir netgi jei tas turinys kartais net nėra aktualus, vis tiek kažkas priverčia paskaityti, pereiti visą postą iki galo ir taip toliau ir jaučiasi iš tikrųjų tas tavo autentiškumas. Netgi muzikytė, kurią pasirinki ant posto uždėti, yra so you. Tai man atrodo, pradedant, kai jau būni dar toks susikaustas mažas freelanceriukas, ką tik išsiritęs iš kiaušinio, pradedi komunikuoti, skleidži žinutę apie save, šablonai yra faina, bet kai įsivaizduoji, įgauni to pasitikėjimo savim būtent per komunikaciją, per tą ėjimą iš savo komforto zonos, nes, pakelkit rankas, kam komunikacija socialiniuose tinkluose buvo vienas didžiausių išėjimų iš komforto zonos gyvenime, man tai tikrai. Ir man atrodo, tas tikrai prideda to pasitikėjimo savim ir tu gali save ne tik komunikacijoje atrasti autentišką save, bet ir gyvenime. Ir tai labai labai augina. Jo, aš labai noriu paantrinti ir nenoriu užbrėžti to, kad mes iš karto turim žinot, kokį mes balso toną naudosim komunikacijoje, kaip mes ten kalbėsim.
ta šabloninė komunikacija, greičiausiai visi nuo jos pradedam, ir aš net kažkokiam savo postą buvau rašęs, kad tai nėra blogas dalykas būti kažkurį laiką šablonišku, nes per laiką išsigrynina viskas. Ir pradedi jausti, kas tau yra patogu, kas yra nepatogu. Ir mes, pavyzdžiui, netgi su klientais, kai pradedam dirbti, sakykime, tas pirmas mėnuo, jisai būna toks įsivažiavimo mėnuo, kur mes neturim visiškai 100% to prekės ženklo balso fono tokio, kaip jis kalbėtų realybėje, ar ne, kaip susitikus su draugu. Bet po kiek laiko mes pajaučiam. Ir netgi būna, kad pajaučiu ne aš, koks tas balso tonas, ar ne, ir kokia ta komunikacija turėtų dėliotis, bet pats klientas. Pajaučiu, ko jisai nori ir kas jam nepatinka ir ką iš viso mesti lauku. Jo, visiškai sutinku. O dabar aš turiu 2 klausimus. Vienas bus toksai blitz, labai greitas, nes man tiesiog smalsu. Minėjai, kad tau labiausiai patinka freelancinime laisvė, kad gali keliauti. Tai man labai įdomu, kaip atrodo tavo freelancinimo paprasta darbo diena. Ar tu turi vis tiek dirbi pagal tą 9 to 5 ritmą, ar turi kažkokį labiau lankstų grafiką? Tai gal gali šiek tiek trumpai papasakot, kaip čia yra pas tave šitoje vietoje. Kadangi tas mūsų keliavimas jau iš esmės yra, mes atvažiuojam gyventi į tam tikrą vietą, tai šiuo atveju, pavyzdžiui, Stambulą, beje, aš Stambulę jau 2 metus, tai tiesiog nebėra jau čia kur ir labai keliauti ir to troškimo. Bet aš turiu tikrai tą griežtą režimą, kelintą valandą sėdžiu prie kompiuterio ir pradedu darbus, ir kada aš baigiu, ir pietus, kada mes valgom, tiesiog viskas yra normaliam režime. Bet tikrai būna, kad nori nueiti nagus susitvarkyti elementariausiai arba, nežinau, išvažiuoti, tarkim, jeigu draugas turi laisvą dieną, tai aš tada tus darbus labai lengvai galiu pastumdyti ar perplanuoti tiesiog paprasčiausiai, bet įprastu grafiku, įprastai tai viskas yra sustatyta pas mane į tam tikrus rėžius. Tai kaip ir mitas yra, kad freelanceriai iš tikrųjų dirba po palme, kada nori ir kiek nori. Iš tikrųjų, tai mes irgi turim rutiną. O dabar kitas mano klausimas, jisai toksai, kaip mes dažnai sakom, kad faina yra pasiklausyti Rainbows and Sunshines, kaip visiems labai gerai viskas sekasi, kaip viskas gražu, kaip atrandam save ir taip toliau. Bet kiekvieno solo verslininko, freelancerio kelionėje, vystant savo veiklą, visuomet yra tų ups and downs, kad tokių kaip, pavyzdžiui, siuntinėjimas CV per CV ir taip toliau. Ir tikriausiai yra dar didesnių dažnai. Tai iš tikrųjų būtų labai smalsu išgirsti tavo patirtyje, kokie buvo tie netokie malonus, sunkesni kažkokie momentai, tie užkulisiai, kuriais dažnai nesidalinam viešai socialiniuose tinkluose. Tai dabar gal sakyčiau, kad išgyvenu savo Rainbows and Sunshines stadiją, bet taip gerokai reikėjo padirbėti, kad ateičiau į šitą fazę. Tai šiaip mes labai dažnai piešiam, kad freelancinimas tai čia viskas faina, tas, kaip ir tu minėjai, dirbimas po palme, kada nori, kaip nori ir panašiai, ir tada, kai mes susiduriam su realybė, būna, aš visai nuo to tikėjausi. Tai šiaip labai labai svarbu yra suprasti, mano nuomonė, kad ne kiekvienam yra laisvadarbystė. Bet aš dar kartą pabrėžiu, tai yra mano nuomonė, nebūtinai turi kiekvienas su ją sutikti, bet aš manau, kad laisvadarbystė nėra tas dalykas, kuris būtų patogus kiekvienam. Ir aš taip pasakysiu, kad čia tu turi turėti skūrą ir gebėti pastovėti už save, atlaikyti patiriamą stresą, priimti iššūkius kaip pamokas, mokėti nukritus atsistoti, ir viskas yra kaip auginimas tos skūros, ar ne, kiekvienas tas iššūkis. Ir turbūt man pirmiausia viskas pačioj pradžioj iš tų didžiausių iššūkių atsiremė į finansinę pusę, nes kai aš pradėjau dirbti su socialiniais tinklais, tai aš buvau ką tik baigusi studijas, neturėjau kito darbo, tikėjausi, kad truputį lengviau bus man su ta finansinė pusė, kad aš pradėsiu dirbti, ir dabar čia iš kažkur gausis labai daug tų ir klientų ir visa kita.
Tai aš tikrai pačioj pradžioje neuždirbau norimų sumų, bet man buvo tikrai, galiu sakyti, kad dovana tai, kad aš žinau, kad aš turiu į ką atsiremti. Tai visada blogiausia atveju žinau, kad galiu grįžti ir pas tėvus, bet ir to pačiu mano draugas visada guodė, kad viskas okei, aš suprantu, kad dabar tai yra progresas ir kažkada turbūt tas progresas šaus į viršų ir viskas bus gerai. Tai man tas raminimas, kad kažkas tiki manim, įkvepia tikėjimo ir man savim, ir žinoma, suteikia to tokio psichologinio atsirėmimo į kažką. Tai reikėjo įdėti nemažai darbo, kad uždirbčiau sumą, kuri mane tenkintų. Turėjau ir šiaip labai daug baimių, pavyzdžiui, kalbėti į kamerą, rašyti postus, kaip ir minėjau, kurie būtų apie mane. Tai tas postų rašymas, kad aš būčiau apie save, nes atrodė, kad o jeigu kas juoksis iš manęs. Aš tokia visada sakau, aš esu prie bairio, bet o jeigu tie bairiai juokingi tik man, tai visada kilo tokios baimės. Ir kai praėjau šitos etapus, atėjau į didžiausią ir sunkiausią etapą, tai laiko valdymą. Ir praėjusiais metais aš išgyvenau, sakykime, labai didžiulę krizę iš darbinės pusės. Buvau taip stipriai paskendusi darbose, kad norėdavau, tarkim, eiti į tualetą ir aš kentėdavau iki tol, kol jau nebegalėdavau iškentėti, nes kiekvieną minutę man buvo antiek svarbi, turėjau tiek daug stresinių momentų, kad rankos drebėdavo, širdį permušinėdavo, stresuodavau dėl darbų, terminų ir panašiai. Ir aš nemokėjau paskirstyti savo laiko ir būtent dėl to visą tai ir atsirado. Prisimdavau vis daugiau darbų ir nežinojau, kur yra ta mano paskutinė riba. Ir buvo labai ilgas momentas, kai dirbdavau gerokai nenormaliom valandom, pavyzdžiui, 22 valandą vakare rašydavo klientas, atrašydavau, eidavau padaryti darbus, nes čia labai greitai kažką aš padarysiu. Ir tiesiog pervargau. Tai man tie praėję metai buvo tikrai patys sunkiausi darbinė prasme, bet ir labiausiai auginantis laiko valdymo atžvilgiu. Ir čia niekas nėra kaltas, tik aš pati, nes niekas neperžengia mūsų ribų tol, kol mes neleidžiam. Ir šitą frazę aš išgirdau pas jūs podcast'e ar mokymuose, jau dabar nebeatsimenu, ir man labai užstrigo šitą frazę, tai vadovautis pradėjau aš ją. Ir aš leidau iš tikrųjų tada trypti, peržengti, laipyti ir viską, ką tik tai nori žmonės daryti su tom mano ribom. Ir tada supratau, o gal labiau draugas įkrėtė smegenų, kad nėra taip normalu gyventi, kad nuolatinis stresas ne tik kenkia mano sveikatai fiziškai, bet ir emociškai. Ir pirmiausia, pradėjau labai stipriai dirbti su savim, pradėjau mokintis laiko planavimo, mokinausi brėžti ribas. Ir čia turbūt toks paradoksalus dalykas, kad su klientais buvo daug lengviau susitarti negu pačiai su savim. Ir mano didžiausias minusas, kurį įvardinu, kad jei dirbate kaip freelanceris, tai turi praeiti ir nemažai laiko, kol pavyks normaliai, be kompiuterio ir žvilgčiojimo į telefoną išvažiuoti atostogų. Tai aš per savo 2 metus laisvadarbystės tokių atostogų dar nesu turėjus, bet jau turėjau atostogas, per kurias kiekvieną dieną gal kokias tik 2 valandas sėsdavau prie kompiuterio. Tai nežinau, ar tai yra būtent visiems freelanceriams, ar tai yra mano srityje būtent, bet dar šiek tiek šitoje vietoje reikia pasitempti, bet aš labai džiaugiuosi tuo, kad išmokau planuoti laiką ir brėžti labai aiškias ribas. Tai čia norėčiau paskatinti tie, kurie šiuo metu išgyvena panašią stadiją kaip ir aš praėjusiais metais, mokytis kuo anksčiau laiko planavimo ir prisijungti ar tai ir bendruomenę, ar tai pakalbėti su kolega, kuris padėtų išmokti brėžti ribas ir kuris paskatintų ir parodytų, kas yra jau normalu, o kas yra truputį jau nebesveika darbe. Iš tiesų, aš ir norėjau klausyti, bet ir užsiminiai, o tai kaip tavo antra pusė reaguodavo į tavo šitus 10 valandą greitų darbų atlikimus ir panašiai, ir kaip suprantu iš tavo pasakymo,
lygiai taip pačiai, ta prasme, nebuvo patenkintas, bet todėl, kad tu pati savo ir savo sveikatai dažniausiai tokiu būdu kenkdavai. Ir iš tikrųjų tai yra labai sudėtinga. Tas ribų brėžimas, man atrodo, yra toks svarbus vystant savo veiklą, gebėjimas atsijungti nuo ekrano, nuo kompiuterio, nuo telefonų. Aš irgi visas klausančias tikrai rekomenduoju išeiti pasivaikščioti, palikus telefoną namuose. Man tai yra the best thing. Perkrauti baterijas. Visiškai sutinku ir aš, 3 metai jau su viršum bus, kaip aš freelancinu. Ir aš jau buvau keletoje atostogų, kur visiškai neėmiau nei telefonų, nei kompiuterio į rankas ir labai padeda, kai tiesiog nepasiemi kompiuterio, bet kai tavo telefonas yra darbo įrankis pas pagrindinis, tai gal šiek tiek sudėtingiau. Bet ką aš irgi pastebėjau, kad ypač vystant savo veiklą ir kai tu vis tiek tau tai yra labai svarbus projektas, ir tos smegenys, nesvarbu, tu atostogauji, tu atsiguli į lovą vakare miegoti, jos vis tiek dirba, planuoja, galvoja, sukasi, generuoja tas idėjas ir taip toliau. Ir aš neseniai gavau tokį kaip kolautinamą iš savo sesers, nes mes tiesiog buvom su šeima, su dukteriečia, kuri yra žiauriai cute vaikas ir atrodo viso dėmesio turėtum skirti jai. Ir vis tiek atrodo, kad aš esu su visais, lyg ir leidžiu laiką, lyg ir kalbuosi, bet mano akis, jos kažkur kitur žiūri į tuštumą, generuoja kažkokias ten idėjas, mintis, galvoja ir taip toliau. Ir aš supratau, kad iš tikrųjų tas yra netgi menas, turbūt reikia labai daug praeiti, kad išmoktum atsijungti, palikti darbą už durų, kai esi pats savo bosas. Jo, šiaip mes turėjom tokią kaip ir taisyklę pasidarę, nes aš valgydavau ir aš būdavau telefone. Ir tiesiog jau tada nebeaišku, ar tu valgai, ar tu kalbės, palaikai pokalbį su kitu žmogum, ar tu čia dirbi. Mes pasidarėm praėjusiais metais tokią sąrašą taisyklių, kur man te laiko savo telefoną, kai atliekam tam tikrus veiksmus. Nes, tai buvo tikrai, dabar, kai aš pažiūriu, tai buvo visiškai nebenormalu, visiškai. Aš net sporte su viena ranka atrašinėjau, su kita pratimą darau, ten buvo crazy tikrai. Ir šiemet, pavyzdžiui, jau viskas, ir mes jau pernai ėjom taip step by step link to, kad kuo mažiau to telefono imti rankas. Ir šiemet, kuo aš galiu pasidžiaugti, kad vienintelis mano gal toks buvimas darbe, nors tu nedirbi fiziškai, bet mintimis kažką darai, tai būna tada, kai aš valgau pietus, nes tu būni pasitrauki nuo darbo ir iš karto eini valgyti arba gamintą maistą. Tai būna, kad draugas tam daro, alio, grįžtant, aš nefiu toliau. Bet šiaip kažkaip aš išmokau atsijungti, kad aš dirbu iki 6, kažkaip užverčiu telefoną, užverčiu kompiuterį, išeinu sportuoti, išjungus internetą. Grįžtu, įjungiu internetą, matau žinutės, bet jau tu turi skūrą, kad jas nebetrašinėjai. Tai šiaip iš tikrųjų labai, aš savim žiauriai džiaugiuosi, kad išmokau atsijungti, nes yra tai, kad tu dirbi socialinius tinkluose, laiką leidi socialinius tinkluose ir dar pramoga tavo yra socialiniai tinklai. Čia yra nebenormalu, tai tiesiog labai stengiausi kažkokius tai žingsnius padaryti ir kas man labai padėjo pernai, kokia knyga, tai buvo kaip atsikratyti nerimą ir pradėti gyventi. Iš ten pasiėmiau keletą triukų, kaip susitvarkyti su savo nerimu, su savo tais drebančia širdim ir drebančiom rankom. Labai rekomenduoju, jeigu kažkas jaučia, kad yra pakilęs streso lygis šiuo metu, tai paskaityti šitą knygą. Ir ten mokina, kaip reikia eiti teisingai miegoti, bet ne tai, kad tu neskrolink telefoną ir panašiai, bet būna, kada mes atsigulėm į lovą ir pasiduodam minčių lietui. Tai mano taisyklė dabar yra vienas, leisti biškę, to mintim plūsti tavo galvą ir tada savo mintise tyliai kartuoti atpalaiduoti visus kūno raumenis ir tada tu tiesiog panyri tą miegą. Tai man tada ir nebekilo naktim kažkokių idėjų. Dabar kyla nebent dienos metu idėjos. Giedrė, tu kėlei klausimą, dar reikia kažką papildyti. Jo, tai aš irgi norėjau pasakyti, kad buvau neseniai atostogų ir žinai, kai atsipalaiduoji, kai pradedi stebėti aplinką, kai nepasiemi to telefono, nueini prie jūros
Ir tada man dar daugiau tų idėjų kyla, nes tu pradedi stebėti aplinką, tu tarsi viską iš šalies pamatai, iš tikrųjų tas atsitraukimas yra labai geras dalykas. Ir kad tai padaryti prireikia man irgi labai daug laiko. Tai o dėl to miego tikrai, tai yra tikriausiai vienas pagrindinių dalykų, nes aš kai pagimdžiau savo dukrytę, tai nemegau beveik 3 metus normaliai. Ir tai labai pasijautė ant sveikatos tiek fiziškai, tiek sakykime, mentaliai, ar ne? Ir tai yra tikrai pats svarbiausias dalykas, ko gero visame kame, valdant savo emocijas, savo gyvenimo kokybę, yra miegas. Tai labai gerai man te paminėjai, kad labai svarbus dalykai. Man tai taisyklės labai patiko. Mes irgi turim taisyklės, pas mus pagrindinė numeris 1 ant stalo jokių telefonų. Kaip žinai, būna lėkštė, peilis, šakutė ir telefonas labai dažnai atsigula šalia viso to įrankių krūvos. Tai pas mus griežta per pusryčius, pietus, vakarienę. Telefonas visiškai negali būti ant stalo. Viskas. Tai mes kažkada irgi dar mes turėjom užduotį įvardinti poroje tiesiog tipo savybę, kuri labiausiai erzina vienas kitą. Ir aš ten, nedėmesingas, mažai mylintis, dar kažką. Tokios jau savybės. Ir jisai sako, mane tai nervina, kad jinai su telefonu kaip zombis. Tai, niekas... Atsakymas į visas jo blogas savybės man su telefonu. Toks net ne apie žmogų, bet kad jinai kaip zombis o telefonu. Tai jau kažką pasako apie tave. Tikrai kažką pasako, bet galima pasidžiaugti, nes kaip ir lengviau pataisyti tokį įprotį negu kažkokį charakterį savybę. Ok, Mante, judėkim prie kito klausimo. Ir kadangi esi socialinių tinklų specialistė, tai mes tikrai nepraleisim progos pakamantinėti tavęs šią temą, nes mūsų klausytojas ir mūsų auditorija irgi yra verslios moterys. Tai socialiniai tinklai iš tikrųjų daugumai mūsų verslų ir veiklų yra tas pagrindinis ir turbūt geriausiai prieinama komunikacijos priemonė. Todėl papasakok mums, kokiais klausimais į tave kreipiasi tavo klientai ar apskritai žmonės ir kokias paslaugas tu pati teiki. Tai savo veiklą pradėjau kaip socialinių tinklų administratorė ir klientams pilnai administruodavau socialinius tinklus. Laikui bėgant šitą paslaugą labai stipriai apmažinau ir pradėjau nebeteikti jos. Pasilikau tik tai su klientėm, kuriom dirbau nuo pats pradžios ir jau mes esame susidirbusios ir panašiai. O tiems, kurie negali leisti ar ne didelio biudžeto, pagalvojau, kad gali būti naudingos tam tikros paslaugos, kurios padėtų išmokti patiems vykdyti tą komunikaciją socialiniuose tinkluose ir išpešti iš jų visą tą teikiamą naudą. Tai pradėjau teikti Instagramo audito paslaugą, strateginio turinio sudarimo konsultaciją, strateginio turinio planą bei mentorystės. Ir mentorystės topulina iki pat šioliai. Tikiu, kad jos kažkada išaus jau visiškai į dangų kaip raketa, nes dabar dar viskas progrese, bet mano mėgstamiausia paslauga ir iš kurios aš tikrai matau didžiausią naudą, tai yra strateginio turinio sudarimo konsultacija. Ir čia tokį noriu užbrėžti aiškumą, kad yra strateginio turinio sudarimo konsultacija ir strateginio turinio planas. Tai vienu atveju, konsultacijos atveju, mes mokinomės, kaip patiems toliau vykdyti tą strateginę komunikaciją ir susidėlioti patiems planus į priekį, o strateginio turinio plano atveju tai klientai gauna iš manęs jau paruoštą planelį. Man tai iš tikrųjų kokia vertinga paslauga, ypatingai tiems, kurie galbūt nežino, kaip teisingai komunikuoti, nežino, ką tose socialiniuose tinkluose komunikuoti, tai paimti taip už rankos ir pavesti, iš tikrųjų yra labai, labai vertinga paslauga. O šiaip man įdomu, ar tu pastebi kažkokias klaidas, kurios žmonės daro komunikuodami socialiniuose tinkluose, galbūt nėra tų klaidų, galbūt viskas krenta po tą vadinamą autentiškumo etiketę, kaip tavo nuomonė tau atrodo? Šiaip labai geras klausimas, bet aš pradėsiu nuo tokios simple dalies ir gal būsiu nepopuliari, sakykime, šito klausimu. Ką aš labai dažnai pastebiu, kad verslai ateina su
užklausom, leisti adsus, koreguoti webus, e-shopus, imtis SEO paslaugas ar panašiai, na, sakykime, šoka taip ar ne dideliais žingsniais į priekį, bet socialiniuose tinkluose net nebūna padarę tų pirmųjų žingsnių. Ir ten nebūna susitvarkę tvarkingai bio kokios dalies, nebūna padarę namų darbų, apskritai tos komunikacijos pasidarę. Tai ką mes tada leidžiam tos adsus, jeigu nėra į ką atvest, kaip ir nėra net tų socialinių tinklų sutvarkytų iš pat pradžių. Tai visada yra sveikintina, kad verslai nori pajungti daugiau paslaugų, judėti į priekį, bet aš siūlyčiau pradėti nuo pačių tų pagrindų. Tai čia būtų toks top mano pastebėjimas, jog pačioje pradžioje nebūna susitvarkę elementarių dalykų, o paskui, kai vyksta pati komunikacija, tai čia labai būtų sunku pakomentuoti, nes tai, kas tinka vienam prekės ženklui, tikrai nebūtinai turi tikti ir kitam. Ir dažnai per pažintinius skambučius aš ir girdžiu tokius kaip ir pastebėjimus iš klientų, na jūs čia daugiau patyrusi, jūs čia šitam dirba, tai jūs ir žinot, kaip čia geriau padaryti. Tai taip aš galiu pakonsultuoti iš patirties tam tikrus dalykus, bet negaliu pasakyti, kad tai 100% suveiks būtent šitam prekės ženklui. Ir dar prisiminiau tokį vieną pastebėjimą, kuris mane tiesiog žudo ir yra man peilis į širdį. Tai kai verslai tiesiog aklai kopijuoja ChatGPT tekstus ir net nesivargina jų pakoreguoti, tiesiog klijuoja ir su tais pačiais emodžiais, su tais hashtagais, kuriuos siūlo ChatGPT. ChatGPT sugeneruoja tus hashtagus, tai man tiesiog yra nesuvokiama, kodėl taip reikia daryti, bet dirbtinis intelektas ar ne ir palengvina darbą, bet to pačiu gali padaryti nemažai košės. Jo, iš tiesų, dirbtinis intelektas duoda tau tokią kaip idėją, kaip startą, nuo kurio tu gali pradėti veikti, bet nėra, kad visiškai tau sukursis, tau nereikėtų net pirštuko pajudinti. Paspaus mygtuką ir sugeneruok tekstuką. Jo, tai iš tikrųjų galbūt netgi daug kas komunikuoja apie dirbtinį intelektą ir bando parduoti tą mintį, kad viską galima pasidaryti su tiesiog dirbtiniu intelektu, kad tiesiog vieno mygtuko paspaudimu viskas atsiranda ir gali kurti verslus vienos, nebereikės pagalbos, nieko nebereikės. Ir iš tikrųjų tai gali būti tiesa, bet kad tai būtų tiesa, reikia labai daug turėti žinių, užsiauginti tas žinias įvairiose srityse, kam tu jas naudoji. Nes jeigu tu rašysi socialinių tinklų įrašą su ChatGPT, bet neturėsi tam tikrų žinių ir todėl negebėsi įjungti kritinio mąstymo, ar tai, ką tau duoda ChatGPT, iš tikrųjų yra kokybiškas rezultatas, ar iš tikrųjų atitinka tavo prekės ženklo toną ir panašiai, tai nepasieksi nei auditorijos įsitraukimas bus, nei tavo prekės ženklas augs, nei išsiskirsi iš konkurentų ir taip toliau. Tai žodžiu, galima prisikišti savo pagalių į ratus ir todėl mes visą laiką propaguojam tą, kad pirmiausia yra žinios tiek toj srity, kam naudosi dirbtinį intelektą, tada reikia įvaldyti dirbtinio intelekto įrankius taip, kad tu galėtum išgauti tą rezultatą, kokią tu žinai, kad tau reikia ir tik tada gali pasiekti kažkokį kokybišką dalykėlį. Labai gerai Viktorija sudėlioja ir, aš pavyzdžiui, net ir bendruomeniai pastebiu, kad, kartais trūksta moteriam kompetencijos tam tikrose vietose. Ir tu niekaip neprieisi, kaip paklausti to ChatGPT, jeigu tu nežinai, ko paklausti. Ir dėl to ir yra gerai bendruomeniai pasitart, kad, visas ateinam iš skirtingų kampų, skirtingų kompetencijų. Aš sakau, ChatGPT yra toksai orakulas. Ko tu paklausi, tą ir gausi. Bet reikia, žinoti, ko paklausti, reikia žinoti, kaip paklausti. Labai gerai išsidėlioja dėl žinių. Jo, žinot, aš irgi iki kol nebuvau prisijungus pas jūsų bendruomenę, tai sakykime taip, bendrinę tą užklausą duodavau ChatGPT ir tu gaudavai tokius vidutiniškai normalius rezultatus, bet paskui, kai išmoksti, tikrai gilinęs ir peržiūrėjau ne vieną jūsų kursą įrašytą, tai tada tu jau supranti truputį, kaip bendrauti su tuo robotuku. Ir jūs, aišku, iš savo ar ne pusės pastebėjot, kad svarbu yra mokėti tą dirbtinį intelektą pažaboti ir su juo tvarkytas. Aš gal iš savo pusės ką pastebiu, kad dažnai ar ne klientai gal dabar jau truputį pasikeitė ta tokia verslų požiūris į visą tai ir truputį labiau daugiau edukacijos atsirado apie tą socialinių tinklų administravimą, bet seniau ateidavo klientai
ir jie iš tikrųjų perka paslaugą, bet iki galo jos nesuprasdami. Ir tu bandai paaiškinti ir atrodo mes visi susikalbam ir kaip ir viskas yra okei ir panašiai. Ir tada, kai jau pradeda vykti tas bendradarbiavimas, įvyksta truputį toks lūkesčių nepateisinamas. Ar tai iš kliento pusės, ar tai pats specialistas, jeigu iš jo yra labai daug prašoma, irgi pradeda jaustis nebegerai dirbant su tuo prekės ženklu. Tai šiaip aš labai mėgstu tokį nušviesti klientam vaivorykštę virš jų ir pasakyti, kad truputį jums ir patiems reikia pasidomėti socialiniais tinklais, nes jeigu aš viską sakysiu, tarp mūsų įvyks tiesiog nesusikalbėjimas ir tam yra tam tikri terminai, yra tam tikros taisyklės, ar ne, netgi tose socialiniuose tinkluose, bet aš nekalbu apie komunikaciją, tiesiog ką mes stebim, kokį mes lūkestį galim galų gale turėti socialiniams tinklams, tai aš manau, kad truputį verslai turi ir patys įdėti tą indėlį ir padaryti namų darbus ir truputį pasidomėti, ar tai socialiniais tinklais, ar tai, nežinau, vizualiniu identitetu, priklauso kokią paslaugą jie įsigyja, bet turi turėti bent jau tokias bazinės tas žinias. Nežinau, tai yra mano nuomonė, aš taip galvoju, kad taip turbūt būtų visiems lengviau ir verslams, ir specialistams. Aš labai pritariu tavo nuomonė ir esu 100% įsitikinusi, kad kai tu esi verslo savininkas, vystai savo veiklą ir investuoji kažkokias paslaugas, produktus ir panašiai, tu negali sau leisti nesuprasti, ką tu perki, nes tai yra investicija ir tu kaip verslo savininkas, tu nori, kad tavo verslas augtų, nori, kad jam sektųsi, tu neši atsakomybę. Ir atsakomybė numeris 1 yra pasidomėti, ar tau, ką tu perki ir kritiškai vertinti, ar tau reikia tų paslaugų. Nes kartais atrodo, aš nusipirksiu socialinių tinklų administravimą ir mano verslas išpokins. Kartais ne. Kartais reikia kitų dalykų. O dar prisiminiau vieną dalykėlį dėl ChatGPT, kad tikrai galima parašyti su ChatGPT tekstus, jeigu tu žinai, kaip tekstus rašyti, visokias principus ir panašiai. Ir pavyzdžiui, man visą laiką dar būna kosmosas, kai aš rašau kartais naujienlaiškius Braito visiškai su ChatGPT, 98% ChatGPT, bet aš jau išmokius įpaką ir tono, ir visą kitą, ir aš gaunu laiškus, atsakymus iš moterų, kurios atrašo man nuoširdžiai į tos laiškus, kuriuos aš rašau ir aš galvoju, eina savo. Bet aš parašiau su ChatGPT ir žmonės iš tikrųjų tą tekstą pajautė. Tai būna, kad jis nebuvo tiesiog šabloniškas. Tai aš noriu dar čia pabrėžti, kad viską galima, bet tam reikia, kad galėtum įdėti labai daug darbo, turėti žinių ir panašiai. O dabar išsiplėtėm jau į šitą temą, bet noris pakalbėti ir apie 2025 metus ir apie tai, kokios galbūt tendencijos vyrauja komunikacijoje. Jau įsibėgėjus 25 metams, į ką prekių ženklams vertėtų atkreipti dėmesį, kuo pasinaudoti ir panašiai. Tai galbūt man tu šitoj vietoj, kadangi esi socialinių tinklų specialistė, galėtum pakomentuoti apie tendencijas būtent socialinių tinklų komunikacijai. Tikrai ne kartą girdėtas ir mūsų pokalbio metu buvo paliestas tas autentiškumas. Ir čia aš tikrai noriu autentiškumą pabrėžti. Labai yra gražu stebėti verslus, kurie tiesiog komunikuoja tai, kaip jie ir komunikuotų realybėj. Nebijo parodyti užkulisių, pasidalinti istorijom, kurios galbūt nėra tokios ir fainos, kurios atitiktų, sakykime, tos socialinių tinklų standartus. Tai tikrai labai faina. Na, o šiaip, jeigu dar liečiant be autentiškumą, tai vis dar lieka populiarūs reelsai. Dabar truputį vėlgi, keičiasi tas reelsų pateikimas. Yra ne tai, kad pateikimas, bet hukai jie buvo visada svarbus, bet kaip kažkada mes kalbėjom apie tus hukus, kad svarbiau labai užkabinti žodžiais, ar ne? Dabar mes turim ir vaizdinius hukus, ir garsinius, kas irgi labai stipriai važiuoja. Bet turbūt aš būčiau viena iš tų pavyzdžių, kurie komunikuoja karuselėmis ir reelsus
į savo komunikaciją įmaišo ganėtinai retai ir tikrai aš negaliu skųstis blogais įsitraukimais. Tai čia manau, jog labiau priklauso nuo temos ir koks yra ryšys su auditorija, tai nereikia užsikabinti už tų reelsų ir dabar būtent tik tai reelsais komunikuoti. Na, o kad prakalbau šiaip apie tą ryšio mezgimą, tai ir noriu pabrėžti, kad maks yra svarbu megzti ryšį su auditorija, jog jie įsitrauktų į turinį, o kas dabar šiuo metu yra labiausiai vertinama socialinės tinkluose, tai pasidalinimai. Todėl irgi vertėtų pagalvoti apie turinį, kuris skatintų auditoriją dalintis sukurtų įrašų. Tai dažniausiai būna kažkokios relatable situacijos, kažkokie galbūt net šokiruojantis faktai ar panašiai. Tiesiog turinys, kuris ar ne skatina pasidalinti su draugu ar artimu ar ne žmogumi tiesiog. Ir tai gal taip apibendrinus, ryšys su auditorija, autentiškumas ir niekur nedingstantis reelsai, tik aš noriu pabrėžti, kad nereikia užsikabinti ant reelsų kūrimo ir galvoti, kad jei mes nekursim reelsų, tai nieko gero iš tos mūsų komunikacijos ir nebus. Bus, tik tai labiau svarbu yra paliesti tinkančią temą, negu įsivaizduoti, kad turinio būtent formatas turi būti toks ir ne kitoks. O kaip, pavyzdžiui, tu atsižvelgi į tas tendencijas dirbdama su klientais? Ką aš pastebiu, kad metai iš metų tos tendencijos labai lieka panašios ir nėra būtina jau vaikytas. Tai pavyzdžiui, aš turiu klientų, kurie nenori filmuotis reelsų ir viskas. Tai ką man dabar daryti, juk aš nepriversiu jų filmuotis. Tai vadinasi, ieškom kitų būdų, kurie tiktų jiems. Ir jeigu nuoširdžiai man daug svarbiau yra atrasti būdų, kaip klientui vykdyti komunikaciją, kad būtų jam malonu tą komunikaciją daryti, o ne vaikytis kažkokių tendencijų, trendų ar panašiai. Galbūt su vizualinė dalim yra šiek tiek lengviau, nes būna tendencijos, pavyzdžiui, kad ir dabar tai buvo shadows ar ne, tai tikrai klientams lengviau pritaikyti vizualiai kažkokius pakeitimus, nei komunikacijoje. Kai pradeda visi vaikytis tendencijų, gaunasi šiek tiek toks suvienodėjimas, tai aš pasikartosiu, kad man yra svarbiau atrasti tai, kas patinka klientui, nei laikytis tendencijų. Nes tikrai esu ne vieną ir ne 2 kartus gavusi tiesiog iš visiškai nepažįstamų žmonių klausimą ar galbūt tokį kaip ir pasiskundimą, kad man tai žiūrėk, aš nenoriu filmuoti reelsų, man tai žiūrėk, aš nenoriu ten daryti ten kažkokių neįtikėtinų faktų. Aš noriu tiesiog būti savimi, gal pasakoti per savo patirtas istorijas, per savo patirtį tam tikrus momentus. Tai ką dabar daryti? Tai tam žmogui sakyti, kad ne, tu būtinai turi dabar daryti pagal 25 metų tendencijas. Ne, kai mes jaučiamės gerai komunikuodami, tai tą jaučia ir mūsų auditorija iš tikrųjų. Kai mes galim laisvai, lengvai tarsi vanduo nuo žąsies ar ne, kai bėga, tai bėga tiesiog lengvai, tai jeigu mūsų komunikacija einasi lengvai ir mums patinka, tai tada ir atitinkamai yra tas grįžtamasis ryšys, bet kai mes darom per prievartą, tai dažniausiai būna ir nenuoseklu, ir auditorija neįsitraukia, ir tas galutinis rezultatas netenkina iš tikrųjų ir mūsų pačių. Anksčiau minėjai, Mante, jog tavo pagrindinės paslaugos yra konsultacijos ir mentorystė klientams vystantiems socialinių tinklų komunikaciją. Tai man labai smalsu, kaip toks darbo modelis pasitarnauja klientams. Galbūt pasidalink kažkokiam istorijom, jeigu turi. Matau čia didžiulę naudą, nes klientams tai nėra kažkokia labai didelė super investicija. Bet naudą tikrai gali pamatyti, jeigu klientas įdės pats darbą. Ir turėjau su viena klientė strateginio turinio konsultaciją. Mes labai išsamiai tos konsultacijos metu išsiaiškinom jos tikslinę auditoriją. Aiškinau, kaip galim dėlioti visą turinį. Kartu pasiruošėm turinio planą 2 mėnesiams. Ir ji man tiesiog po kelių dienų suteikė tokį grįžtamąjį ryšį, kad jinai įkėlė 2 įrašus. Ir po antrojo įrašą jau pagal mūsų susidėliotą konsultacijos metu metodiką, ji jau turi 2 naujas klientes, kurios pirmą kartą pas ją lankysis. Taip pat klientė paminėjo, kad jos dabartinė auditorija nėra ta tikslinė auditorija ir gauna tas užklausas dėl paslaugų ne tokios, kokias jinai norėtų gauti.
Ir aš jai sakau, pamatysi, dabar mes susitvarkėm tikrai tikslinę auditoriją pagal tai, kokios tu nori. Ir dabar šiek tiek jinai to pasikoreguos. Tai jinai man šios savaitės eigoje ir parašė, kad, sako, žinok, mane visiškai pradėjo keistis auditorija. Ir sako, aš pradėjau gauti daugiau užklausų iš žmonių, kurie mane sekė, bet tiesiog nepirko paslaugų, nes turinys netitiko jų poreikių. Tai čia tokia viena iš irgi malonesnių situacijų, kurias turėjau ir tikrai širdį glosto, kai taip greitai, tai nebūna visada, kad taip greitai vyksta pokytis, būna, kad ir prireikia ir mėnesio, bet šitas pokytis tikrai vyko labai greitai pas klientę. Ir aišku, čia nėra kažkokie kosmosiniai skaičiai, bet žingsnis po žingsnio ir susidėlioja daugiau klientų šitaip. Ir dar beje, po šitos konsultacijos gavau grįžtamą į ryšį, kad klientai pačiai daug smagiau dėliotis dabar turinį, nes jinai kalba tomis temomis, kuriamis ir norėtų kalbėti. O prieš tai, kadangi nebuvo to nuoseklumo, nebuvo žinių, kaip komunikuoti reikėtų ir vyko tas temos padrikos, truputį ne apie ją, sakykim, ir panašiai. Po individualios mentorystės klientė pasidalino, kad jai buvo labai smagu, jog turėjo su kuo pasitarti ir po mėnesio laiko darbą kartu su manim ji jaučia, kad gali drąsiau komunikuoti ir mentorystės metu gavo atsakymus į kylančius klausimus. Tai beje, kas jai dar vienas iš tokių grįžtamojo ryšio suteikimo momentų buvo, kad labai smagu, jog net ir po mentorystės gali grįžti ir paklausti tam tikrų kylančių klausimų, nes mentorystės metu tikrai užmeskėm gerą ryšio santykį ir aš niekada neįmetu žmogaus į ugnį ir sakau, dabar tu čia bandyk pats gelbėtis. Jeigu reikia, aš stengiuosi po kiekvienos suteiktos paslaugos ir pakonsultuoti ir netgi kartais užsisuku darbų rate, bet prisimenu, kad jau čia praėjo mėnesis laiko, tarkim, suteiktos paslaugos, tai reikėtų parašyti, paklausti, kaip sekasi, ir gauni vėlgi kažkokį tą grįžtamą ryšį ir taip mesgasi tos draugystės. Man teko irgi pas tave pasikonsultuoti. Aš dar nepradėjau komunikuoti dėl to, kad buvo atostogų, bet noriu tiesiog pasakyti tau tokį komplimentą, nes tu iš tikrųjų tas žmogus labai įsigilinai į situaciją ir pateikit tokias idėjas, kurios yra įgyvendinamos. Tikrai man labai patiko, su tavim labai malonu buvo. Ir skiriai man labai daug laiko. Pas tave tikrai yra tas toksai nuoširdus noras padėti. Man labai patinka. Ačiū labai, Giedrė, tikrai už tokį grįžtamą į ryšį suteikimą. Man tikrai nuoširdžiai rūpi, kad ir kaip, žinai, gal banaliai skamba tas nuoširdžiai rūpi, žinai, čia mes visi galim tą pasakyti, bet man tikrai atrodo nuoširdžiai rūpi ir aš taip noriu, kad žmonės atrastų tą potencialą socialiniuose tinkluose, atskleistų save ir ypač tai, kad aš dirbu su mažais verslais, su pradedančiais verslais, tai aš tikrai žinau, pati buvau kitoj vietoj, kai negalėjau leisti savo daug biudžeto reklamai ar panašiai ir nori iš kažkur gauti tų žinių, bet negali daryti didelių investicijų. Mano didžiulis noras yra padėti kuo daugiau verslų, atvesti tą galimybę ir gauti daug naudos. Ne tai, kad gal daug, bet kaip įmanoma būtent šitoje situacijoje gauti kuo įmanoma daugiau naudos iš socialinių tinklų. Tai ir šiaip, ką aš bendrai matau, kad labai žmogui yra naudinga ateiti, paklausti, susidėlioti, išmokti ir tada toliau pačiam darytis. Nes ne visi gali skirti, kaip aš ir minėjau, biudžetą mėnesiniams, pavyzdžiui, administravimams, o už minimalę sumą, kurie jie gali skirti, geriau išmoksta gerai pasileisti būstą, jeigu ateina tiesiog į konsultaciją, ne. Išmoksta dėliotis komunikaciją patys. Galbūt turiu netgi kažkokių žinių, kaip Canva naudotis elementarius ar ne dalykas. Tai tiesiog žmogus iš minimalų biudžetą išmoksta tam tikrų jį dominančių temų. Ir žinoma, tos konsultacijos neišspręs nuoseklios komunikacijos problemos, ar ne, aš nepadarysiu komunikacijos už žmogų, bet žmogus turės žinių, kaip tą daryti pats. Ir ar klientas laikysis rekomendacijų, ar jis stens nuosekliai komunikuoti, tai yra jo atsakomybė. Bet aš kažkaip džiaugiuosi, kad neturėjau klienčių, kurios po konsultacijos numoto ranka ir
sakyti, ar ne, kad čia tik to, ne man. Tai visos tikrai labai atsakingai daro ir laikosi tų rekomendacijų, tai aš esu maks patenkinta. Tai tikiuosi, Giedre, ir sulaukti tavo komunikacijos, pasižiūrėti, kaip ten viskas važiuoja. Aš patį norėjau sakyti, kad jau Giedre vis stebinama, kuri nekomunikuoja. Tikrai nebus, bet man tikrai, žinai, kas buvo faina, iš tikrųjų, kad, tokia atskaitomybė yra, nes man tai nėra svarbiausias esminis dalykas, žinai, man labiau patinka bendrauti viens prie vieno, bet tikrai matau, kad tai yra reikalingas dalykas, liesti tą savo žinomumą, dalinti savo žiniomis. Tikrai davė mūsų pabendravimas davė labai daug vertės. Tai tikrai visiems nuoširdžiai tave rekomenduoju iš savo patirties. Ačiū labai, Giedre, tikrai. Aš tik dar noriu pridurti, kad Giedre labai mėgsta į konsultacijas nueiti, kaip jinai kažkuriam podcast'e irgi dalinasi. Ir tikrai ne apie visas gali taip gražiai atsiliepti ir jeigu jau viešai atsiliepia apie tave va taip gražiai, tai vadinasi buvo tiesiog nuostabu ir aš net nebejoju. Atsimenant tavo dirbtuves, kurias pas mus vedėjai, žinant, kad mokymus vedi nuosekliai ir taip toliau, tai aš manau, kad čia yra visiškai tiesa ir aš irgi jau noriu pas tave konsultaciją. Ačiū, merginos, ir prisiminiau dar vieną tokią juokingą gal situaciją, kad sako klientė po konsultacijų sutiktos. Sako, aš darau įrašą ir sako, galvoju, dabar tai aš padarysiu tokį įrašą, kad man parašys, kaip gerai padarai. Aš visą laiką galvoju apie tave darydama įrašus, nes mes tikrai aš stengiausi užmegzti tą ryšį su klientais, kad aš galėčiau ir jiems parašyti, kad jie neįsižeistų, kad aš kažką tam gal sukritikuoju, gal sakau, žiūrėk, galima padaryti gerai, yra gerai, bet galim padaryti tobulai. Tai galim iš 8 pereiti į 9. Tai man kažkaip labai noris tą ryšį palaikyti ir tokia turiu tokią vieną klientę, kuris sako visą laiką, tu mano galvoje esi, kai aš komunikaciją darau. Wow, iš tikrųjų tas ryšio mezgimas su savo klientais ir būti kaip specialistų į klientą orientuotų, man atrodo, yra iš tikrųjų aukso vertės, nes tikrai ne visi specialistai tokie yra. Tai nuostabu girdėt, kad Mante, tu viena iš tų, kuri labai stipriai esi orientuota į tą kliento sėkmę. Bet sugrįžtant toliau prie mūsų temos, ką ir kalbėjome apie tavo paslaugas, man smalsu, o kaip žinoti, kada rinktis pilną socialinių tinklų administravimo paslaugą, o kada vis tik yra geriau rinktis konsultaciją ar mentorystę ir kokios yra, nežinau, išskirtum galbūt tas indikacijas. Tai aš pasakysiu paprastai labai biudžetas. Ir labai atvirai pasakysiu, kad būtent dėl to ir nusprendžiau neteikti administravimo paslaugos pati, nes mano fokusas, kaip ir minėjau, buvo maži arba dar tik startuojantis verslai, tai natūralu, kad jie neturi biudžetų administravimui, kurios galėtų skirti, ar ne, bet norai buvo begaliniai. Todėl dažnu atveju aš nesijausdavau gerai, nes jausdavau iš dalies spaudimą ir matydavau, kad mes nepasiekėm tų rezultatų, kokius galėtumėm iš tikrųjų pasiekti, apjungiant tam tikrus mokamus įrankius. Na ir žinoma, jeigu verslas turi biudžetą, tai dažnu atveju, tai yra, jeigu verslas turi mažą biudžetą, tai dažnu atveju jie negali įsigyti kokybiškos paslaugos. Ir tada ar ne, prasideda dar kiti niuansai. Bet kada rekomenduoju jau tikrai imti administravimą, tai jeigu verslas gali skirti biudžetą ir administravimui ir mokamai reklamai, kaip pavyzdžiui Boostui, Meta Adsui arba pavyzdžiui netgi samdyti UGC kūrėjus, čia labai priklauso nuo situacijos, ar ne, ko mes siekiam. Ir kada verslas negali patys išlaikyti nuoseklios komunikacijos, vis stringa su nuoseklumu arba su strategiška komunikacija, arba kai patys nenori domėti socialinių tinklų komunikaciją arba kurti turinio. Tai tada ieško ar ne pagalbos, kas galėtų už juos tai padaryti. Labai įdomu išgirsti tavo nuomonę būtent šituo klausimu ir aš subjektyviai iš savo stebėjimų socialiniuose tinkluose, iš savo pažįstamų, kuriems rekomenduoju galbūt kartais socialinius tinklus administruoti su specialistu, jeigu jie ieško ir panašiai. Ir apskritai, kiek profilių matau socialiniuose tinkluose, labai dažnai matau daug šablonų ir tokios negyvos komunikacijos, kur irgi matosi su ChatGPT iškeptas tekstukas,
bet matosi, kad štampuojami ir storiukai yra, ir paustukai, viskas nuosekliai, suprantama, kad tai yra su socialinių tinklų administratoriaus pagalba, kartais net gali iš karto pasakyti, kuris tai yra socialinių tinklų administratorius pagal tai, kaip viskas atrodo. Ir man yra susidaręs toksai vaizdas, kad kartais pilno administravimo paketą įsigijęs mažo verslo ar personal brando atstovas padaro gal netgi savo įsišauna į koją, nes komunikacija tada tampa tokia negyva ir šabloniška. Tai man labai įdomu, ar tai tik mano pastebėjimas subjektyvus ir kokia yra tavo nuomonė šituo klausimu, Mante. Geras klausimas. Ir čia, žinai, kaip tu ir pastebėjai, labai daug kas priklauso nuo specialistų. Ir aš labai atvirai pasakysiu, kad pačioj pradžioj, kai aš pradėjau teikti socialinių tinklų administravimo paslaugą, mano paslaugos kainavo maksimaliai mažai, nes nepasitikėjau savim, natūraliai neturėjau patirties, bet kaip ir klientas tada ir ne už tokią labai jau mažą sumą neturėjo tikėtis kažko labai wow. Ir tikrai ganėtinai tuo metu mano vykdoma komunikacija buvo šabloniška. Ir čia nebijau to pripažinti, bet tiesiog iš patirties neturėjimo tai buvo. Bet viskas ateina su patirtim. Žinoma, tada kyla ir paslaugų kaina, nes ar ne specialistai jau pradeda vertinti patį savo darbą, patirtį, investicijas į mokymus, laiką ir panašiai. Tai taip apibendrintai pasakysiu, kad negaliu kalbėti už visus specialistus, bet aš džiaugiuosi, kad per visą šitą patirtį išmokau, kaip reikia pajausti klientą, ko reikia kliento paklausti, ką reikia apie jį sužinot, kad aš galėčiau jį pajausti. Ir dažniausiai tai vyksta ne, kad aš klientą galiu pajausti per kokį 1-2 mėnesius, nes aš rašau tekstus tiek savo klientams, tiek AV medijos klientams. Ir mes su komanda pačioj pradžioj prašom, kad klientas perduotų informaciją, kaip įmanoma, pateikiant ją labiau savo kalbą, kad aš galėčiau pajausti ir suprasti jį, jog žinočiau, kaip jis kalba ir panašiai. Dažnu atveju netgi paprašau, kad įrašytų voice, o ne tekstinę medžiagą, nes aš tada labai galiu pajausti, kokius jaustukus naudoja, kokius žodžius naudoja. Vat, pavyzdžiui, aš mėgstu ar nesakyti bezobrazija. Bet jeigu aš rašyčiau tekstą kažkam kitam, tai aš turbūt to bezobrazijos žodžio neparašyčiau, bet kai aš kalbu, man natūraliai kyla tas žodis. Tai tiesiog būna lengviau išjausti tą klientą, būtent per voices arba per skambučius, žinoma. Ir dabar tai neretai net iš klientų gaunu žinučių, kad atrodo, kad tą postą rašiau aš, arba parašai dar geriau, negu galėčiau aš parašyti, kaip tu taip mane pajautei, ir kad kartais net baisu, kad tu rašai taip, kaip aš. Tai man čia yra toks kaip ir rodiklis, kad mes turbūt nedarom šabloniškos komunikacijos, jeigu klientai patys gali pastebėti, kad mes parašom taip, kaip jisai galėtų parašyti. Jo, iš tikrųjų labai faina tas tavo pastebėjimas, kad reikėjo išmokti pajausti klientą ir kad skiri tam labai daug dėmesio. Ir aš irgi galiu paantrinti iš savo pusės, dirbant su brandingu, man irgi numeris 1 dalykas yra pajausti klientą ir iš bendravimo su juo, kaip jisai kalba, kaip pristato save, savo verslą, netgi peržiūrėjus jo socialinius tinklus, tiek asmeninius, tiek darbinius ir panašiai, matyti jau kažkokias tendencijas, kaip viskas yra daroma ir pastebėti per tai asmenybę, tą cinkelį užčiuopti, kurį būtų galima ištransliuoti strategijose, dizaine ir taip toliau. O tavęs beklausant, man kilo klausimas, tiesiog iš praktinis. Kaip manai, kiek, galbūt iš patirties gali plius minus pasakyti, už kiek, tarkim, mėnesinę įmoką galima įsigyti socialinių tinklų administravimo paslaugą, kurių galima tikėtis šiek tiek patirties, daugiau kokybės ir panašiai. Nuo kokios sumos prasideda kokybė? Jo, šiaip pastebėjau, kad tos kainos tendencingai kyla pas specialistus. Tai ką galiu tikrai patikinti, kad už 150 eurų ir 8 įrašų paketą ar neįsigėjus mes tikrai
neturėtumėm tikėtis kokybės, nors aš nenoriu absoliutinti. Galbūt ar ne trūksta specialistų pasitikėjimo, ar jis yra pasilikęs tą mažesnę kainą, bet jis yra gal nuostabus specialistas ir labai viskas yra gerai. Tad gal taip bendrinė tokia, ar ne, taisyklė, kad 150 eurų tikrai jau yra per maža suma, o kur jau sakyčiau, kad galim ieškoti tokios kokybės, tai turėtų prasidėti kainos nuo 450 eurų ir į viršų už 8 įrašų paketą. Taip, dažniausiai dar skiriasi nuo paketų kiekio, kokią papildomą dar paslaugą įeina. Būna, kad tarkim ar ne, pas kitus specialistus, tarkim, įeina tik tai postų ruošimas, o storijai neįeina ir panašiai. Bet aš kalbu apie 8 įrašų paketą tiek įrašams, tiek storijų sesijoms. Ok, labai, manau, naudinga informacija tiek mums, tiek mūsų klausančioms, kurios galbūt svarsys apie šitas paslaugas, tai šitą žinoti ir tuomet pasilyginti, kas yra svarbiau, ar, tarkim, investuoti į kokybišką administravimą ir galbūt šiek tiek nusimesti tą atsakomybę nuo savęs turinio ruošimo kiekvieną mėnesį, ar galbūt neturim dar finansų į kokybę investuoti šituo klausimu ir tuomet gal iš tikrųjų geriau yra mentorystė, turinio planas, strateginės turinio planavimo konsultacijos ir panašiai, kurias galit kreiptis pat Mantę. Ok, tai pakalbėkime apie praeitį, Mante. Mes tai iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad tu prisijungi ir kažkaip nuo pat pirmos akimirkos tapai, tokia tikrai labai artimų žmogum mūsų bendruomeniai. Ta prasme, aš kalbu ir apie save, ir tikriausiai apie Birutę, ir apie Viktoriją. Mes iš karto kažkaip tave pajautėm ir nuo pat pirmos akimirkos pasigrebėm tave ir nešamės toliau. Tai žodžiu, man tikrai labai faina, kad tu esi su mumis. Bet man įdomu, kaip tu atradai Bright bendruomenę, kada buvo tas pirmas kartas, kada tu mus atradai. Šiaip jo, aš irgi, kai prisijungiau, stengiausi būti gera mokinė ir eiti į visas pamokas. Bet dabar truputį esu užsisukusi čia visuose reikaluose, bet pažadu pasitaisyti po vasaros. O šiaip aš visada juokiuosi, žinokit, kad aš su Brightu turiu labai ilgą istoriją, apie kurią jūs nežinot. Tai kai jūs susikūrėt Bright socialinius tinklus, Roberta, automatizuok ir gazuok, jis pasidalino pas save Instagrame, aš pamačiau pirmąją tokį kaip ir kvietimą prisijungti ir galvoju, lėkiu pasižiūrėti, kas čia bus. Ir buvau dar viena pirmųjų jūsų sekėjų. Ir nuo tos dienos sekiau jūsų socialinius tinklus. Man atrodo, ir Viktoriją tada pasiekiau. Ir vis galvoju, kad noriu prisijungti. Bet kaip ir dažnai būna, galvoju, gal dar nelaikas, gal truputį vėliau, nebuvau dar tikra, kas čia iki galo pas jūs vyksta. Ir kažkaip galvojau, gal kad pas jūs bus dalis mokymų gyvai, o dalis online, ir taip visą atidėliojau. Ir pernai vasarą laisvadarbių susitikime susitikau Birutę. Ir reikėjo prisistatyti. Ir Birutė sako, aš esu Bright bendraįkūrėja. Ir aš taip apsidžiaugiau, galvoju, pagaliau, galėsiu aš pačiupti ir paklausti, kas jūs čia esat, ką jūs čia darot. Tai Birutė labai gerai pardavė iš tikrųjų Brightą tą laisvadarbio susitikime. Labai gražiai pakalbėjo. Ir po to susitikimo su Birutė galvoju, viskas, prisijungsiu prie Brighto, viską labai gražiai čia mums papasakojo. Ir 100% po to susitikimo jau buvau apsisprendusi, atvykau į Turkiją. Viskas stojo jau į vėžes, jau baigėsi tas vasaros maratonas ir prisijungiau prie jūsų ir kiekvieną dieną labai džiaugiuosi, kad esu iš tikrųjų Bright narė ir savo sprendimo dar niekada neteko nusivilti ar gailėtis ir grįžti ar ne, nebetapti jūsų narė ir grįžti ir ieškoti kažkokios kitos bendruomenės. Iš tai, ką darot be galo nuostabiai. Kaip miela. Aš atsimenu mūsų susitikimą Klaipėdoje ir jo, aš prieš tave, man atrodo, prisistatinėjau. Ir toks buvo, aš kaip tik norėjau sutikti kažką iš Brighto. Tai buvo labai, labai fainai, labai apsidžiaugiau ir aš, kad nes kartais darai ir esi tas nusisukęs, mes su Giedre ir Viktorija kartais kalbam ir tu nepastebi, ką kiti pastebi, ne, ir toksai kaip tas, tie maži žiurkėnai savo ratukį, jie sukasi bėgdami
Bet kai vat išeini į žmonės, į vat susitikimus, į networkingą ir kai iš šono išgirsti, kad tai mes tave stebim, tada ten kažkuri kita mergina sakė, aš irgi, sako, jūs stebiu socialinius tinklus, taigi, ir tada supranti, mato mus, žmonės pastebi ir labai labai tada smagu. Bet šiaip man kas įdomu, nes ir pati priklausau bendruomenėms, tai vat tavo nuomonė, kokią tu vertę apskritai matai priklausime bendruomeniai, kaip specialistė, kaip žmogus, ir kas tau yra svarbiausia renkantis bendruomenį, nes tikrai visos turbūt matom, kad tų bendruomenių dabar yra labai daug, labai įvairių, su labai nišinių ir ne tokių nišinių. Tai smalsu, kas svarbiausia renkantis bendruomenė, kurio nori būti. Kai prisijungiau prie jūsų bendruomenės, mano kolegės kaip ir juokia sako, tu galėtum būti Bright ambasadorė. Ir mane visada lydėjo ta pati frazė, kad kol tu neprisijungi prie bendruomenės, kol tu nesupranti, kad tau reikia bendruomenės. Nes aš turėjau prieš tai tokį mąstymą, seminarai, mokymai, dirbtuvės ir taip aš čia neturiu laiko ir panašiai, ir viskas ten, ne? Iš esmės atrodė, kad bendruomenė yra apie tai. Bet čia buvo tiesiog mano toks įsitikinimas ir aš tikrai labai klydau, nes pirmiausia, kai tu prisijungi prie bendruomenės, tu turi kam parašyti, kai iškyla tau koks nors klausimas. Gali parašyti joms, gali parašyti bendrą Bright narių kanalą. Tada vyksta tinklaveika. Atrodo kartais, kad tu, kaip ir Birutė sakai, net nesupranti, jog žmonės tave stebi, bet ateina po kiek laiko momentas ir sako, aš tave Bright'e radau, aš tave iš Bright'o žinau. Ir turėjau, čia prieš kokį porą savaičių tokį susitikimą ir sako, aš tave iš Bright'o žinau ir aš, geras, atrodo, žmonės tave žino, atpažįsta būtent jūsų dėka. Na ir tik tada man asmeniškai eina mokymai, seminarai, dirbtuvės, kurios būna irgi be galo naudingos ir vis dar galiu patobulinti savo žinias, įgūdžius ir, žinoma, sužinoti kažką naujo apie dirbtinį intelektą. Svarbiausia man renkantis bendruomenę, į kurią norėjau prisijungti, tai buvo tai, kad visos veiklos arba didžioji dauguma būtų online, dėl jau savaime suprantamų priežasčių. Ir mane iš tikrųjų labai sužavėjo Birutės asmenybė, kai buvom Klaipėdos laisvadarbių susitikime. Ir aš kaip pabendravau su tavim ir galvoju, Dieve, kokia nuostabi ir šilta moteris. Ir aš kažkada dar su Viktorija pačioj pradžioje, kai stojau į Bright bendruomenę, parašiau, man žinok, Birutė atrodė nuostabi moteris. Ir Viktorija sako, Birutė yra amazing. Tai man atsakau, man grinai Birutės asmenybę pardavė, atrodo, šitą bendruomenę. Ir tada susipažinau su Viktorija artimiau, su Giedre. Supratau, kad jūs visos esate 3 tokios nuostabios, šiltas ir nerealios moteris. Ir gal aš iš tikrųjų net ir pasakyčiau, kad tas buvimas bendruomeniai mane laiko iš tikrųjų dėl jūsų, nes man taip fainu su jūs bendrauti, kuriuo su Giedre dar tik ir susirašėm šiandien. Ilgesnį laiką nepabendrauja, neateini mokymus, aš jūsų pasilgstu. Noriu susitikti su jumis, man reikia pasikalbėti kažkaip. Kažką jau tu supranti, kad gyvenime trūksta, tai man atrodo, kad jūsų asmenybė dar labai laiko mane šitoj bendruomeniai. Ir man atrodo, kad ne tik man, bet ir kitom merginom suteikia daug vertės būtent tai, ką jūs darot, kokius mokymus, dirbtuvės, tiesiog vakaronės organizuojat ir būna amazing. Man tai yra didžiulis indikatorius tai, kad mes bendruomenę renkamės pagal tai, kokie mes patys žmonės esam. Ir į bendruomenę būtent ateina žmonės tokie, kokie esat jūs ar ne, įkūrėjus. Ir kai jūs sakot gražius žodžius apie mane, kad aš faina, gera, nuoširdė ir panašiai, jūs galite tą patį pasakyti apie save, nes aš tą patį pasakyčiau apie jūs, tai mes esame viena kitos atspindys, man atrodo. Tai, o dar tiesą nepaminėjau, kas man buvo dar labai aktualu, tai kadangi yra dirbtinis intelektas, man labai aktualu, tai irgi faktas, kad rinkausi bendruomenę, būtent, kad liestų šitą temą. Geras, šiaip labai fainiai pasakei ir aš visą tą pokalbą tavo, kai tu kalbėjai metu, galvojau, kad tu mumis komplimentini mūsų asmenybės ir panašiai. Ir aš galvoju, man, juk tu, mes tave pritraukiam, nes tu man sakai tai, kokia tu esi ir realiai
taip ir yra visur, ir vystant asmeninį prekės ženklą, ir komunikuojant, ir vystant verslą labai dažnai, ypač kai tai yra solas, smulkus verslas, kad labai dažnai žmonėms surezonuoja žmonės ir ne kitaip, kad dėl žmogaus, dėl jo vertybių, dėl bendrų panašumų, dėl bendro požiūrio, tiesiog noris būti su tai žmonėmis ir palaikyti juos ir taip toliau. Tai ir kai tu prisijungiai, mes iškart pajautėm tą kibirkščiavimą, tą įsiplieskusią liepsną tarp mūsų aistrą didelę. Ir tai tęsiasi. Ir aš kartais irgi prisipažinsiu, kartais ilgesnį laiką nepamatau Mantės ir galvoju, kaip Mantė gyvena, kaip Mantė sekasi. Ir tada slaidinu į DM. Į kokį storiuką einu pasižiūrėti, kad tiesiog prisiminti Mantę ir tada atrašau kažką į storį. Bet žodžiu, kad jau užsiminiai apie dirbtinį intelektą, mes visą laiką savo podcast'e labai mėgstam paklausti žmonių, kaip yra būtent su to požiūriu į dirbtinį intelektą. Ir jisai nėra toks jau, jis ganėtinai seniai yra, bet tas masinis toks naudojimas su ChatGPT atsiradimu ir panašiai prasidėjo ganėtinai neseniai. Ir dažnai būna kelios stovyklos dirbtinio intelekto, arba tie, kurie bijo ir nedrįsta prisiliesti, arba tie, kur biški panaudoja, bet nesigilina, arba jau tie entuziastai, kuriems pabando ir nori dar ir dar. Tai labai įdomu, koks tavo yra santykis. Ar tau iš karto buvo tas toksai noras pažinti, o galbūt kažkada jautai ir baimę dirbtiniam intelektui, ir labai smalsu dabar, kai kokią reikšmę apskritai dirbtinis intelektas turi tavo darbo, verslo vystymo, komunikacijos procesuose. Faktas, kad kartais kyla tų įvairių pamastymų, tokie gal labiau egzistenciniai, kad pradėsime krauti su robotais, ne su žmonėm. Dėl darbo aš kažkaip nesuku galvos, nes man atrodo, kad jeigu žmogus geba ir nori prisitaikyti prie pokyčių, tai jis bet kokiu atveju atras būdą, ką veikti gyvenime ir kaip įgalinti, kaip pavyzdys, dirbtinį intelektą. Ir mane tikrai žavi ir įdomu pabandyti dirbtinio intelekto įrankius, bet kas atsitiko man šiai dienai, kad tų įrankių yra dabar bevelės. Ir truputį gaunasi toks pasimetimas tarp jų visų, kaip apjungti, kaip naudoti ir panašiai. Tai aš turiu dabar išsirinkus keletą įrankių, kurie man patinka, ir aš per daug nesimėtau nuo vieno prie kito. Ir iš tikrųjų jau dabar, jeigu pamatau, kad ten kažkas kviečia kažkokį tą dirbtinio intelekto įrankį išbandyti, seniau būdavo, kad akla galva nerdavau ir ten domėdavausi to įrankiu, dabar jau labai gerai atsifiltruoja, ar man to reikia ir ar tai bus tiesiog mano laiko vagis, kol aš jį išanalizuosiu, ar įgalins būtent mane, padės man pasitarnaus kažkur kažkokioj mano veikloj. Ir man labiau įdomu yra sužinoti, kaip aš galiu maksimaliai tuos jau išsirinktus įrankius išnaudoti savo veikloj arba asmeniniam gyvenime su dirbtiniu intelektu, nes mes tikrai labai dažnai draugaujam su juo, bet dar man atrodo, kad ne iki galo aš esu atradusi tą patį netgi ChatGPT, aš idėjų, kaip galiu jį išnaudoti senus pas jūs podcastuose, iš jūsų pašnekovių, kaip jos ar ne kartais pasidalina, kad darbina ChatGPT. Tai dabar aš jį naudoju receptų idėjom, šiaip kažkokiam užklausom, ten ką veikti savaitgalį, ar ten kaip delfinų, kadangi nesnai matėm, kaip delfinai plaukia, žodžiu, visokiau tokių nesąmonių pasiklausinėjai, bet man atrodo, kad man dabar šiai akimirkai yra tai, kad svarbiau išmokti išnaudoti tuos jau išsirinktus įrankius maksimaliai, o ne bandyti jų pritraukti dar. Iš tiesų labai geras požiūris. Aš irgi visą laiką taip sakau, kad mes praeitam podcast'e juokavom visos ir aš sakiau, kad ChatGPT nepadarė ko nors blogo ir manęs nenuvylė. Aš nekeisiu jo į nieką kitą. Bet iki tos, štai, pirmos kokios nors didelės klaidos, tai lygiai taip pačiai kaip tu irgi aš mėgstu turėti tos įrankius, su kuriais įdirbį padaryti, išmokti dirbti. Ir jeigu jie padaro klaidą, tada keliauti ieškoti kažkurio kito, bet nesimėtyti ir nešokinėti. Tai labai, bet matau, irgi panašiom vertybėm šioje vietoje irgi vadovaujamės. Bet ar yra pas tave kažkokie
įrankiai dirbtinio intelekto, tu minėjai, kad jau turi savo, tai vat smalsu tada sužinoti, kokie tie DI įrankiai, be kurių tu absoliučiai neįsivaizduoji savo darbo ir pasidalink, kam juos naudoji. Tai turbūt klasika ChatGPT, kad jį naudoju tiek darbų, tiek idėjų generavimui. Dažniausiai man jisai padeda išspręsti tam tikrą problemą. Ir neslėpsiu, kad komunikacijos planavime, tekstų rašyme, idėjų generavime, būtent kaip patobulinti, nežinau, bio eilutę ar panašiai naudoju ChatGPT. Tada turiu Midjourney. Su Midjourney aš Giedrės pagalba išmokau sugeneruoti paveikslėlius, kad galėčiau pritaikyti savo komunikacijai. Ir Giedrės dėka aš pamilau šitą įrankį, kuris mane, tiesiog tikrai labai stebina, kiek galima su juo iš tikrųjų nuostabių dalykų sukurti. Tai va, tai ChatGPT, Midjourney, tada CapCut'as ir Caption'as turi tų integracijų su dirbtiniu intelektu. Ir kadangi dabar tenka nemažai mokymų medžiagos rengti, su Gamma įrankiu aš kuriu skaidres. Ten man irgi visai patinka tas įrankis, kad galima personalizuoti ir pasidaryti stilių pagal save, įkelti net ir savo spalvas, šriftus ir panašiai. Tai va tokia mano, kiek čia 6 įrankiai, tai ChatGPT, Midjourney, CapCut'as, Caption'as ir Gamma. Tai 5 įrankiai, kurie yra mano kiekvieną dieną naudojami. Iš tikrųjų, puikus pasirinkimas man, tad nereikia tų įrankių daug, svarbiausia, kaip tu juos naudoji, ar ne? Ir mes dabar kalbėjom, prieš tai tu minėjai, kad jau tave nervina ir tu pastebi, kai komunikacija yra naudojami grinai tokie ChatGPT sugeneruoti tekstai. Man įdomu, ar tu esi radusi būdą savo, tu minėjai, kad ir tu pati naudoji komunikacijai. Kaip parašyti tos tekstus autentiškiau? Galbūt tu esi radus savo būdą, kaip tai padaryti. Aš vis dėlto šiai dienai dar nemoku padaryti ChatGPT teksto, kuris mane tenkinto nuo iki Z, nuo pirmo žodelio iki paskutinio. Tai aš vis tiek nemažai pasikoreguoju savo tekstus, savo komunikacijai, tai aš tik prašau realiai rėmų, griaučių, nes tekstą neparašo dar su mano visais naudojamais žodžiais ir bajeriukais ir ko ten aš tik neįtilpiu, tai neparašo dar ChatGPT taip. Turiu šiaip klientų, su kuriais mes jau tikrai neblogą tą atradę ChatGPT balsą ir jisai išmokęs visai gerai rašyti, bet iš esmės aš dar esu tas žmogus, kuris pavargsta vis tiek prie tekstų, ką duoda ChatGPT. Bet aš stengiuosi, aš žinau, kad esu šitam progrese. Džiugu girdėti ir manau kažkada pasieksiu tą, o jeigu dar iki birželio, man atrodo, kažkurios dienos, iki Liepos, jeigu dar neišgvildensiu proceso, kaip rašyti su ChatGPT tobulus arba 95% tobulus tekstus, tai aš padarysiu kursą, čia toks biškis spoiler alert, kaip aš darau, kad būtų galima pasimokyti. Jo, tai jeigu kažkada jau peržiūrėti, tai tada let me know, ar padėjo šitas kažkaip pagerinti savo procesą. O, aš turiu klausimą, bet irgi dalinaisi, kad darbui, tekstų rašymui vis tiek pritaikai ir naudoji ChatGPT. Ir aš esu girdėjusi iš ne vieno specialisto, ne tik iš socialinių tinklų, bet ir iš, tarkim, interjero dizainerių, kažkokių irgi kitų specialistų, kurie naudoja dirbtinio intelekto įrankius savo darbo procesuose, kad jiems yra gėda ir nesmagu pasakyti viešai, jog jie juos naudoja ten savo kažkokiems darbiniams reikalams. Pavyzdžiui, kaip tu socialinių tinklų komunikacijos specialistė naudotum tekstų rašymui. Tai kaip tu jautiesi? Ar apie tai sakai garsiai ir, tarkim, ar klientams pasakai, kad naudoji dirbtinį intelektą savo procesuose, ar palieki tai tyloje ir darai už 9 užraktų dalykėlius dirbtinį intelektą savo darbe? Ne, aš tikrai nesistengiu to nuslėpti ir man jokia čia gėda ar baimė, kad kažkas tą sužinos, nes aš manau, kad tai yra tiesiog normalu. Mes išmokom dar vieną įrankį pritaikyti savo darbe. Ir normalu, kad specialistai naudoja ChatGPT ar kažkokį tą kitą įrankį. Blogiausia yra tada, kai specialistas pradeda aklai kopijuoti ChatGPT parašytą tekstą ir nesistengia jo net pakoreguoti arba perfrazuoti. Nes ką aš dabar pastebiu, nežinau ir dėl to, kad nemažai dirbu su ChatGPT, bet yra
frazės, žodžiai, kurias mes nenaudojam šiaip lietuvių kalboje, tarkim, nefrazuojam ten suvartoti vandens, ar ne, mes sakom išgerti vandens, o ChatGPT sako suvartoti vandens. Tai kai palieka, tarkim, tokios frazuotės, tai tada yra blogiausia. Ir aš pati ChatGPT naudoju ir idėjom, ir tekstų korekcijom. Ir ką pastebiu, tada, kaip ir minėjau, man vis tiek reikia to prisilietimo, tiek komunikacijos planavime, tiek tekstų rašyme. Aš nežinau, ar po Viktorijos kurso man pavyks tą padaryti, bet, pavyzdžiui, aš kaip paprašau, tarkim, padaryti komunikacijos planą, kaip pavyzdys, birželio mėnesį, man jisai vis tiek nėra paremta strategiška komunikacija. Būna arba per daug kartojimuose, per daug pardaviminių temų, kuriam arba temų tokių, kuriams net nereikia posto ar ten storio, tarkim, būna duota tema kažkokia, kur, jinai net nėra verta, kad būtų iškomunikuota vos ne. Tai man kažkaip jisai su komunikacijos planu duoda idėjų, bet kad patį jį padaryti, tai tikrai ne. Su tekstu, aišku, yra šiek tiek geresnė ta situacija, jisai gali parašyti jau kažką į tą pusę. Man atrodo, kad čia yra toks normalus dalykas, juk mes kažkada naudojom Google, YouTube arba dar kažkokį tam tikrą įrankį tam, kad pasisemti įkvėpimo ar susirasti kažkokių idėjų. Tai tiesiog dabar turim vieną įrankį, kuris duoda mums daugiau tų naudingos informacijos daugiau. Tiesiog vienoje vietoje. Jo, aš irgi taip manau ir visi, kas klausot, jeigu gėdijatės prisipažinti, kad naudojatės dirbtinio intelekto, tai labai gera Mantės mintis, kad dirbtinis intelektas iš tikrųjų yra tik dar vienas įrankis. Ir tai, kad mes gebam juo naudotis, tai parodo mūsų gebėjimą greitai adaptuotis, įsigilinti į dalykus, mokytis naujų dalykų ir būti žingsneliu priekyje, kas turėtų būti mūsų klientams tik privalumas. Visiškai pritariu. Mūsų podcastas, kad ir kaip būtų gaila, artėja į pabaigą ir tradiciškai visada savo iki šiol buvusių viešnių to prašėme, tai Mante, tavęs taip pat. Ko palinkėtum visoms moterims vystančioms ar dar tik ketinančioms vystyti savo veiklą ir nusprendusiams komunikuoti socialiniuose tinkluose? Tiesiog pradėti daryti. Nesvarbu, kad neturit profilių nuotraukos, fotosesijos, šriftų, spalvų, plano sudaryto. Nesvarbu. Tiesiog pradėkit daryti šabloniškai, ką mes ir pradžioje kalbėjom, bet tiesiog pradėkit. Nes kai jūs pradėsit, pamatysit, kas jums tinka, ko jums iš tikrųjų reikia, kas yra apie jūs, kas yra visiškai ne apie jūs, ką jūs norit patobulinti. Ir dar toks draugiškas, bet truputį ir juokingas patarimas, jeigu bijot komunikuoti dėl tam tikrų žmonių, net galbūt ir dėl artimųjų, kad jie kažką pakomentuos ar pasakys jums, tai užblokuokit, o kai jau ateis laikas ir jausitės drąsiau, atblokuokit. Šitą praktiką man labai pasiteisino ir labai padėjo mano pradžioje. Labai geras patarimas, nes iš tikrųjų tikrai būna taip, kad kažkodėl, dėl kažkokių priežasčių bijom vienų ar kitų žmonių, nors atrodytų, kad mūsų aplinka tikrai visą laiką mus turėtų palaikyti ir kad ir ką mes darytumėm ir tu labiau, jeigu komunikuojam apie veiklą, kurią mylim. Tai, Mante, ačiū tau labai už tavo palinkėjimą, tokį tikrai labai aktualų, sakyčiau, ir relatable, manau, daugeliui moterų. Ir buvo tikrai nuostabus pokalbis, įkvepiantis ir toks detalus. Aš net nebejoju, kad dauguma mūsų klausytojų įsikvėps ir išgirsta tavo siunčiamą žinutę, kad būti kartais pradžioje ir nevykėliu nėra nieko baisaus. Esmė yra atsispirti, pamatyti savo stiprybės ir eiti į priekį su veikla, kurią tu myli, kurią tu nori vystyti ir nebijoti ir to kartais šabloniškumo, nes tik taip atsiranda tas tavo autentiškumas, nes tu pajauti, kas tau patinka ir panašiai. Tai labai gili ir faina žinutė, kurią šiandien siunčiam savo klausytojom. Tai ačiū tau už skirtą šitą vakarą ir pokalbį ir visas mus klausančias moteris raginu, kad jeigu buvo aktualu, jeigu patiko, būtinai pasidalinkite šitą pokalbį su tomis, kam bus aktualu
ir paspauskit patiktuką, parašykit komentarą, galite ir klausimą parašyti, tikrai pasižiūrėsim ir būtinai atsakysim jį. Tie galit man ties spausti, ar mūsų mes tikrai visą laiką pasižiūrim. Tai ačiū labai už tavo buvimą čia ir už šitą fainą mūsų pokalbį. Ir visada pokalbio pabaigoje pristatom ir mūsų sekančio podcast'o viešnią. Ir šį kartą mūsų birželio mėnesio, birželio mėnesį susitiksim su, kaip aš pavadinau ją mūsų bendruomenėje, turbo moterimi Irma Trečiokienė. Tai iš tikrųjų laukia nuostabi istorija, nes Irma daugiau nei 30 metų dirbo vadovaujamą darbą finansų srityje, vadovavo didelių gamybinių įmonių finansų analitikos skyriams, koordinavo iš tikrųjų labai didelius projektus ir turėjo ilgą ir sėkmingą, pats skaičius 30 turbūt, tai pasako, kad turėjo ilgą ir sėkmingą karjerą. Tačiau prieš keletą metų Irma tiesiog nusprendė pakeisti kryptį į savo gyvenime. Ir iš, karjeros samdomame darbe perėjo į savarankišką veiklą ir šiandien jį vysto net 4 skirtingas ir pelną nešančias veiklas, stabilias pajamas nešančias ir leidžiančias Irmai gyventi taip, kaip ji nori. Tikrai jos socialiniuose tinkluose pritars man ir Giedrė su Viktorija. Kelionių, nuotraukų labai daug, tai laukia tikrai irgi įkvepiantis pokalbis ir labai nekantrauju susipažinti su Irma ir jos istorija. Tai ačiū merginos, ačiū Giedrė, Viktorija ir Mantė, ypatingai ačiū tau už šitą gražų vakarą ir tavo laiką. Ačiū, ate. Ačiū, Širdelės Bright.